Nu va, tai prisirašiau padaryti šiek tokį video, kaip pasidaryti šiek tokį kažkokį lazerio efektą pačiam. Visų pirma, ko reiks, tai aš naudoju mini diską, vinį, garsiakalbį, gumelę ir žinoma stiprintuvas, aiškus dar yra, pro kur muziką leis. Ir šioks toks lazeriukas su stovu. Taigi parodysiu iš pradžių, kaip viską čia susidėti bandysiu. Tai visų pirma, aš parodau taip, reikia, su viena ranka sunku, įtempti gumelę virš garsiakalbio. Bet gumelė turi liest garsiakalbio diafragmą, ar kaip čia nežinau pavadinti šitą daiktą, kad tiesiog grojant muzikai gumelė vibruotų. Palaukite, aš dabar susidėliu, pamėginsiu. Nu va, gumelė uždėta. Ir dabar darysim kitą dalyką. Štai aš dedu diską ir kišu per apačią gumelės. Taip. Vat, kad diskas būtų įsitvirtinęs. Kažkaip, va. Ir dabar, jeigu paleisime muziką, diskas judės. Taigi, palaukim biškį. Štai, surinkau jau stovą tą savo vadinamą. Štai šiek tiek matosi spindulys, nes labai jau tas mano lazeris net tiek silpnas, kiek baterijos išsikrovusios. Štai yra tas mano, nežinau kaip čia pavadinti, projektorių šonu paversta. Taigi dabar pajungsiu aš muziką ir pamėginsim pažiūrėti, kas gaunasi. Štai kaip ir įvyko visi išmontavimo darbai, nes aš šito efektų nelabai gerėsios, nes pas manęs lazeris toks ir tėra. Tam reikia, nežinau, gal 20 mW lazerio, žalio ir žinoma dar kokia būtų gerai dūmo efektą. Ir tada, manau, pilnai užteks viso šito efekto jūsų vakarėliui. Taigi, bandykit ir sakykit, kaip gavosi.